Šiandien kalbėsim apie funkcijas, ne apie pagrindinę funkciją, kuri yra automatiškai parašyta, bet apie tas, kurias mes patys rašysim ir naudosim atliekant kažkokius tai programavimo darbus. Ir šiandien apžiūrėsim tik pačius pagrindus, tai yra pažiūrėsim, kokių rūšių yra funkcijos ir kaip jos susirašo. Iš esmės funkcijos yra dviejų rūšių, tai yra void ir jos yra tos, kurios nieko negrąžina, kažką padaro, parašo surikiuoja masyvą, kažką suskaičiuoja, bet jokios reikšmės iš esmės negrąžina, ne? Gali būti, kad nuskaito tekstinį failą, gali būti, kad įrašo tekstinį failą ir taip toliau. Ir sekanti rūšis tai yra kažką grąžinančios funkcijos, kurios grąžina kažkokio tipo reikšmę ir tai gali būti int, gali būti double, gali būti bet kokia funkcija, bet kokio tipo funkcija, kokie tik yra kintamųjų, kokios tik yra kintamųjų rūšis. Ir dabar kaip mes funkcijas aprašysim. Tai geriausiai būtų, kad rašytumėm visada taip. Viršui yra kažkoks tai funkcijos prototipas, o apačioj būtent jau funkcijos realizacija. Aišku, mes galėtumėm rašyti viską viršui, bet tai nebūtų labai patogu skaityti mūsų funkcijos visos bendros programos. Taigi įpraskim daryti taip. Viršui tik prototipas, kuris susideda iš tipo, tada vardas, funkcijos vardas ir tarkim parašysiu rašyk. Ir sekantis dalykas yra skliausteliai. Jeigu mes neturim kažkokių specialių parametrų, šiandien gal per daug apie juos ir nekalbėsim, tai mes paliekam skliaustelius tuščius. Nors ir nerašom juos nieko, skliausteliai yra būtini. Taigi sekantis dalykas yra funkcijos realizacija. Vėlgi galim kopijuoti mes, galim rašyti savo ranką iš naujo, nesvarbu, svarbu, kad lygiai tas pats yra kaip ir viršui. Ir aišku, vietoj kabliataškio mes dedam figūrinius skliaustus ir ten jau nurodom, kokius veiksmus atliks mūsų funkcija. Ir iš pavadinimo supratot, kad ko gero kažką funkcija rašys. Tegul bus nedidelis sakinukas atspausdintas. Ir užteks mums to pabandymui. Dabar, jeigu mes bandysim sukompiliuoti ar paleisti savo programą, pamatysit, kad jokių rezultatų nematom. Taip yra todėl, kad mes neiškvietėm funkcijos. Taigi, pasirašom funkciją ir būtinai kažkurioj vietoje mes ją turim iškviesti. Tai iškviesim, aišku, main funkcijai. Ir šiuo atveju kvietimas atrodytų taip. Tiesiog parašom pavadinimą su skliausteliais ir viskas. Tai dabar, jeigu paleisim programą, matom, kad atspausdino tą tekstą, kurį parašėm funkcijos viduj. Tokie darbai su funkcijom ir gal iškart dar pabandykim kito tipo funkciją padaryti, kad būtų šiek tiek aiškiau. Ir šitą funkciją ištrinsiu. Ir bandykim parašyti, pavyzdžiui, funkciją, kuri grąžins reikšmę dviejų skaičių sumą. Ir mes galim nurodyti bet kokias tas reikšmės. Taigi, čia parašysim, kad tai yra sveikasis skaičius A ir sveikasis skaičius B. Taigi, funkcija jau turi parametrus ir mes nurodom parametrų tipą ir vardą. Būtent tuos parametrus mes naudosim savo funkcijoj. Ir dabar funkcijos realizacija. Taigi, kaip sakiau, skaičiuosim labai paprastai, sudėsim kažką, du skaičius sudėsim ir viskas. Taigi, jeigu norim kažką sudėti, pasirašykim paprasčiausią kintamąjį sumą, ar ne? Ir tiek, iš kintamųjų mums daugiau nereiks. Reiktų nepamiršti, kad mes turim kažkokius parametrus ir jie bus naudojami skaičiavimams.
ir visa programa atrodytų taip, tiksliau funkcija a plus b. Ir kadangi šita funkcija grąžina reikšmę, tai mes taip ir rašom. Return ir ką grąžina. O grąžina visada tą, ką mes apskaičiuojam. Tai return sum. Štai ir visa funkcija. Dabar ką mums daryti su tais parametrais? Šitie parametrai bus reikalingi nurodant, kokius skaičius norim sudėti. Taigi, jeigu mes iškviečiam funkciją suma ir bandysim atspausdinti tiesiog tą skaičių, kurį gausim. Ir mes skliaustelio šį kartą nurodom, matot, netgi iškrito paaiškinimas, kad dabar turėtų čia būti vienas skaičius ir kažkoks kitoks. Taigi bandysim suskaičiuoti, kiek yra 6 plus 4. Pažiūrėkime, ar viskas